Jūs žiūrite Vaikų kanalą. Šiandien išpakuosime 4 mergaitiškus pakelius su siurprizu. Littlest Pet Shop, Fili, My Little Pony ir Lalaloopsy. Pradedam! Pirmasis pakelis – Littlest Pet Shop. Viduje rožinis rykliukas. Tikriausiai jo vardas Keksiukas, nes ant jo nugaros keksiuko tatuiruotė. Antrasis pakelis – Fili. Ant nugarėlės parodytos visos figūrėlės, kurias galima surinkti. Skrajutė. Tik dėja lenkiška, tai negaliu nieko perskaityti. Skrajutė pavaizduotas arklių šeimos medis, kas kieno tėvelis, mamytė, sesutė, braliukas ir taip toliau. Taip pat skrajutė pavaizduotas visas elfų miestelis ir kas kur gyvena. Arkliuko kartelė, ant jos užrašytas vardas, ypatingi gebėjimai ir galios. Arkliuko vardas Florian, ji išradėja, turi 800 grožio, 400 greičio ir 600 intelekto taškų. Florian gyvena magiškoje gėlių viloje. Ir pats arkliukas. Florian turi apyrankę ir auksinę karūną, o jos uodegos karčius puošia raudoni lapai. Ant pakelio parašyta, kad blizgantys kristalai iš tikro Swarovski krištolo. Trečiasis pakelis – My Little Pony. Ponio kortelė. Jos vardas Fluttershy arba jautruolė. Jos išskirtinė savybė ta, kad ji labai rūpinasi savo draugais. Ir pats ponis. Visas blizga. Tokie gražūs rožiniai karčiai, super! Ir kokie mieli sparneliai! Ir paskutinis pakelis – Lalaloopsy. Ant nugarėlės parodyta, kokias lėlytes galima surinkti. Skrajutė. Kitoje pusėje galima klijuoti lėlytes atitinkančius lipdukus. Ir lėlytė. Šiurpoka, net veido nėra. Bet man patinka tai, kas šiurpu. Štai ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Apačioje parašykite, kuris iš pakelių jums patiko labiausiai ir ar norėtumėte tokių vaizdelių pamatyti daugiau. Taip pat spauskite patinka arba nepatinka, prenumeruokit ir sekite mus Facebook. Nuorodą galite rasti žemiau.
Iki kito karto. Čia galite matyti kitus vaikų kanalo vaizdelius.